Aš ugnis ir aistra, ir vanduo, ir šalna, tau sunku bus suprast, kur melas, kur tiesa. Aš ugnis ir aistra, ir ramybės sala, tau daug sykių sakiau, moteris meluoja geriau. Trumpam į miestą palieku jūs abu švęsti Galinos naujų pareigų Seimo narės. Ačiū. Savo vyrą važiuojat parsivežti? Neturina jokio vyro, patikrinau. Taip, Galina teisi, neturiu aš jokio vyro. Tai su kuo čia tada gyvensit? Pamatysit. Nu, iki. Pakelkim mes taurę linksmybių už naują Seimo narę. La-lai, la-la-lai, 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 la-la-la-la. Nu, ko toks rimtas, Adamai, nu ko toks rimtas? Taigi Robertėliui viskas gerai baigės, o man viskas gerai dar tik prasideda. Prasideda iš tikrųjų gerai viskas, kad ir tau gerai, ir Robertui, kad gerai viskas. Iš tikrųjų gerai. Dabar, kol vaikai žaidžia lauke, galėtumėm rimtai pasikalbėti. Nereikia velti vaikų į suaugusių žmonių reikalus. Taip. Nežinau, kai vaikai šitiek metų tėčio nematė, dabar neleisti su juo pabūti, nu, keistas jūsų požiūris. Šiaip tai teisingai. Taip. Mama, aš nesuprantu, kas čia daros. Čia turbūt kažkoks pokštas. Pokštas? Suvilioti. Jauna mergina yra pokštas, aš iš tavęs nesitikėjau, žinok, tokių žodžių. Apie kokią čia mes merginą kalbam? Apie mane. Kalbam apie mane. Robertai, bet mes irgi nesvetimi, taip? Taip. Ir aš tikrai žinau, kad tu žinai, kaip vaikai atsiranda. Žinau. O jais rūpintis paskui tai nereikia, ne? Reikia. Mama, aš nesuprantu. Atsigerk. Nebijok, Adamai, ir tu turėsi darbą. Kokią darbą? Tu būsi mano sekretoriaus Seime padėjėjas. Toks kaip Sančio Pančio, tu Servantesą skaitei? Aš? Ką? Aš tikrai, aš. Nu, ar tu matai čia kitą Adamą, ką? Nors aš matau jau beveik du. Gali palauk, o tai ką man reikės daryti Seime? Nu ką tau reiks daryti, ką? Nu ką aš liepsiu, tai ir darysi, Adamai. O, gal mūsų nuomininkės parvažiavo? Nu tu ne apie nuomininkės galvok, apie ką darbą savo Seime. Po perkūnais, kaip sunku su tokiais pavaldiniais man dirbti. Taip. Martina, susipažink. Čia yra mūsų nuostabių namų, nuostabiausi šeimininkai. Labai malonu susipažinti, Martina būsiu. Adamas. Galina, Seimo narė. Tai aš tikiuosi, Martina. Mano namuose jokių vakarėlių, jokių ekscesų nevyks, nes mano padėtis dabar rimta kaip Seimo narės. Taip. Vaikit, kokie vakarėliai, aš čia dirbti atvažiavau Vilnių. Faina, nu, aš irgi dirbu Seime. Tai matau, kad supratinga mergina esate.
Žodžiu, mano sekretorius Adamas palydės jūs į kabinetą, čia kambarį. Mielai, Galinočka, mielai. Na, aš pagal skelbimą radau mums butą čia, o ji gavo darbą pagal skelbimą klinikose, ji medsesutė. O, fantastika, aišku. Prašome, moteris tada į viršų. Aš gal... Jūs norit DNR testo tėvystę įrodyti? Na taip? Tai palaukit, merginos. Ko jūs čia tikitės, a? Aš tiek gyvenime mačiusi, prisiklausiusi apie visokias apgavystės. O tai kaip įrodysim, kad Robertas yra jūsų vaikučių tėtis, a? Taip, aš sutinku. Ir reikalauju testo. Na taip, tai kaip mes dabar įsikapstysim iš tos painios istorijos, a? Va, iš ko nesitikėjau, ponė Irena, tai iš jūsų. Iš manęs? Kad taip abejot mano garbe, mano žodžiu. Ai, tiek to. Tegul ant jūsų sąžinės akmenių krenta šitie priekaištai. Džiugai, ateik čia! Namo! Viso gero. Einam, vaikeli, einam. Na, Jūratė, jūs ką, nieko nepasakysit apie mano sąžinę, nieko? Nieko. Nenorit tikėti mano žodžiu, netikėkit, bet savo dukros, anūkės, jūs daugiau niekada nepamatysit. Izabelė, ateik pas mane mažutę. Einam iš šitų namų sudie. Baisus namai, vaikeli, bėgam iš čia. Mama. Sakysim? Mama? Na. O jeigu tie vaikai iš tikrųjų mano? Čia Robertėlį. Sūnelį mano brangiausias. Pagaliau aš čia sostinė. Pagaliau daugiau naujų galimybių ir naujų feisų. Tu tik nepradėk per anksti džiaugtis, žinok. Didelis miestas, didelės problemos, iš patirties sakau. Džėzis, Vilma. Aš tik atvažiavau, o tu man iškart mūdą numušinėjai. Ką tokiai? Aš tau numušinėjau. Nu ką, nuotaiką gadini. Ne, aš negadinu tau nuotaikos, aš tave tiesiog paporint noriu. Aš patirties turiu, todėl aš tau sakau. Tu gali prisidaryti klaidų, dėl kurių po to tu gailėsies, o ištaisyti jau negalėsi. Mamute, man atrodo, kad tu sensti. Rimtai labai? Nu, tu burbi man kaip sena boba. Nesuprota, čia aiškini viską. Pati gyventi nemoka ir man neleidži. Ai, tu ta prasme? Nu, žinai, ką apie menką. Kas čia man dabar akis drasko? Kur tavo tas gražus užpakaliukas? Duok, išmanosiu visas tas blogas mintis. Žinai, Vilma, aš tai tavo vietoj čiešinčiau tą Galinos berną. Adamą, jos vyrą? Ir kas iš to? Čysis, Vilma, nusičiešintum Adamą, galėtum vartytis kaip inkstas tūkuose ir nereikėtų mums darbą eiti. Tai kad aš nenoriu vartytis, aš noriu mylėti. Ir kad mane mylėtų. Mylėti. Aš tikiuosi, tu nesi sugalvojus klinikoje, vietoj to, kad dirbtum, ką nors, nuo ko nors vilioti. Na, jeigu pasitaikys koks skanis baitas, tai tikrai su savo aštriais dantukais kasiu. Tu tik dantų neišsilauži gerai, nes paskui teks visus kandžioti su protezais. Aš vis galvoju apie tuos vaikus, mama. Ir man iš galvos jie neišeina, Robertai. Bet žinok, tos moterys tokios apgaulingos ir suktos, kad jos dabar čia viską gali padaryti. Kad aš nesuprantu, koks aš čia jau tas aukso luitas. Ir kam tos vaikus nuo manęs šitiek metų slėpti, jeigu jie iš tikrųjų mano. O dabar kaip susitarusios, abidvi su visais savo vaikais.
tu esi dabar labai turtingas vyras. Ir tai jos galvoja, kad tu ir esi tas aukso luitas ir galima dabar tave apsukti ir jos dabar pasiims gabalą to luito. O dar mus apšmeiš, kad tu esi abi širdis ir kad aš lygiai tokia pati. Taip. Būtinai reikia atlikti tuos tėvystės testus, mama, kad apie tave nepasklistų blogi gandai. Ir kuo greičiau, Robertai. Aš labai greitai grįšiu ir mes visą šitą reikalą, tą purviną reikalą sutvarkysim. O taip, ate, mano brangusis. Gerai, mama. Ate, mano saulutė. Ate. Nu, geriau biški. Dar cukraus įsidėk, labai energijos duoda. Gerai. Klausyk, man labai nepatinka, kad tu flirtuoji su Vilma. Kas? Aš neflirtuoju su ja. Nu, tada jinai su tavim flirtuoja. Čia man, žinok, nereikia nei jos flirto, nei jos pyragų, nei jos lazanijų. Vilma, jis stengiasi, jeigu pavaišina, kada taigi nemandagu atsisakyti. Nu, nemandagu yra Seimo narės vyrą viliot. Nu, nevilioja, gi manęs. Vilioja. Mes su Martyna išsiruošėm į miestą. Pamaniau, po centrą pasivaikščiosim, oras gražus. Gal jūs prie mūsų prisijungtumėte? Ne, mes dabar su Adamu kaip tik aptarinėjame labai svarbius valstybinius klausimus, kaip padėti tėvynei, kaip pagelbėti Lietuvos žmonėms, taip kad ačiū už pasiūlymą, bet tikrai ne. Čia svarbu. Tiesiog pamaniau, jūs žinot, kas naujo centre. Nieko ten naujo nėra. Važiuokit, mergaitės, tai pačios tada. Važiavam, Martina. Iki. Matei? Matei, kaip jinai su tavim flirtuoja? Matei? Matei? Negaliu. Kas čia per sirupas? Nu. Ponia Irena, jūs turbūt žinote, kad mūsų klinikose kol kas yra laisva vyrgydytojo vieta. Taip, žinau. Tai aš norėčiau save pasiūlyti į tą vietą. Aš geras specialistas, jūsgi žinote, ne? Geresnio kandidato klinikose jūs tikrai nerasite. Pažadu tarti su jumis visais klausimais. Klinikose bus ideali tvarka, finansinis stabilumas. Ponia Irena, jumsgi tai labai be galo svarbu. Taip, žinoma, bet jūs žinot, aš viena spręsti tokių reikalų negaliu. Aš turiu pasitarti su savo partneriu. Ir dar yra klinikos direktorius. O taip, suprantama, klinikos direktorius ir visi kiti reikalai. Ašgi nesakau, aš tik tai sakau, galbūt jūs užtarsite už mane žodelį, aš tikrai jūsų nenuvilsiu. Gerai, aš turėsiu omeny. Tikrai. Tai, ponia Žydrūnai, aš labai norėčiau užimti vyrgydytojo postą šitoje nuostabioje klinikoje. Man patinka jūsų atvirumas, Mindaugai, tikrai. Bet aš, kiek pamenu, jūs turėjote planų apie savo nuosavą medicinos įstaigą. Ar aš klystu? Na taip, tie planai kaip ir niekur nedingo. Tiesiog dabar finansinė situacija tam nepalanki, tai aš norėčiau dirbti čia, būti vyrgydytoju, semtis patirties. Na, jūs suprantat. Puiku, kai jaunas žmogus žino, ko nori. O matau ir tuo pačiu supranta profesinio tobulėjimo svarbą, ar ne? Bet kaip žinote, Mindaugai, dabar ne aš vienas sprendžiu šios klausimus, o taip pat ir mano verslo partnerė. Ir su klinikos direktoriumi reikėtų pasitarti, juk jis geriausiai žino ir sprendžia vyrgydytojo klausimą, ar ne? Bet aš jūs užtarsiu. Pažadu. Širdingai. Dėkuoju. Ponia Irena, jūs pačiu laiku. Na ką? Mums dėrėtų aptarti su jumis klinikos vyrgydytojo klausimą. Aš irgi noriu su tavim aptarti. Aš turiu kandidatą ir noriu tavo pritarimo. Tikrai. Ir aš turiu jums kandidatą. Tik reikia jūsų pritarimo. Ir aptarsim. O, Lėlė, kokia graži tavo darbovietė. Tai va, žiūrėk, kai pakalbėsiu su direktoriu, išpildysiu dokumentus, skambink, aš tave pasimsiu. Gerai? Gerai. Tik būk visiems maloni. Kolega, gydytojas, kaip reikalai einasi? Labas,
kolega. Gerai, viskas tik į priekį, kaip sakoma. Pas mane irgi viskas į priekį. O aš neklausiau. Čia dabar kas per gulbelę palaukia tiesiai priešais mus. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Whoa, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady's mine. O, kokia žavinga panelė. Užsuko į mūsų klinikas. Tikiuosi, nerimtas sveikatos sutrikimas. Sveiki, aš ne pacientė, aš atvykau į pokalbį dėl seselės pozicijos. Norėčiau pasitirauti, gal jūs galėtumėt pasakyti, su kuo turėčiau apie tai pasikalbėti? Jums labai pasisekė, nes vyr gydytojas užsiema naujų darbuotojų priėmimu. Tai labai gerai, gal jūs galėtumėte pasakyti, kas yra šių klinikų vyr gydytojas? Aš. Na ir situacija, ponia Irena, ar ne? Ir vienas, ir kitas užsitikrina mūsų su jomis paramą. Taip, bet vieną iš jų tai mums reikia išsirinkti ir pasiūlyti direktoriui. Gal, ponia Irena, mes sugalvokim jiems kokią nors užduotį. O kuris iš tų šauniųjų kandidatų ją atliks geriau, tas ir taps vyr gydytoju. Kaip jums mano mintis, a? Na tai labai jau įdomu, kokią užduotį? Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvyniai, demokratijai ir Lietuvos žmonių tėvyniai, demokratiniai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Prisiekti leidžiama be paskutinio sakinio. Tai palauk, tai čia šitą sakyt, nesakyt be kokio paskutinio sakinio. Ai, kvaiša, gerai. O kai jis galina eilėraštį kokį ar ką? Adamai, kokį eilėraštį, Seimo narės priesaika. Sėdėk, viskas ten nenervuoks. Klausyk, Galina, jeigu aš čia tave nervinu, tai gal aš galiu pas Robertą, kokį porai valandų aplankysiu. Ten kažkokios problemos su vaikais. Problemos. Va, Robertui visą laiką vienos problemos, tai jį pagrobė, tai jį... Palauk. Su kokiais vaikais problemos? Aš Seimo narė, man nereikia problemų su vaikais. Ten yra labai paini istorija kažkokia. Viena moteris turi vaiką, tai jis berniukas, o kita mergaitė, tai sako, kad tie vaikai yra Roberto. Abi sako. O tai ką Robertas sako? Nieko nesako, pasimetęs jis. Pasimetęs, sakai. Adamai, aš tikiuosi, tu su tais vaikais niekaip nesusietas. Čia dabar draugą noriu aplankyti ir tiek, paguost. Paguost, nu gerai, viskas, važiuok, guosk. Bet jeigu tik pavojus, iš karto važiuoji namo. Jei kokia bėda, iškart man skambini. Kokia bėda? Robertas yra bėda. Gyvenimas. Gyvenimas dabar tokių pokštų prikrečia, kad... Ką tu darysi, jeigu paaiškės, kad abu vaikai tavo? Nu ką, vaikai turi turėti tėvą. Tai vesiu tada. Kaip vesi, abidvi? Ir Jūratė, ir Alina? Kaip abidvi? Tai negalima. Tai negalima? Tai vesiu vieną, kurią. O kita tai... Nežinau, Adamai. Gerai, nepergyvenk taip, gal dar ne vienas vaikas ne tavo. Nu? O gal ir visi mano? O moteris, ką? Kai nėra, tai ne vienos, kai atsiranda, tai dar su vaikais iškart. Kaip tie vaikai atsirado, aš nežinau. Ką jie bent panašus į tave? Nu kaip, žinai, tie vaikai, tai kaip vaikai, kaip visi jie panašus. Ką ten supaisysi? Aišku, be tėvystės testo neapseisime. Tai ir mama taip sako, tik tai, kad Jūratė ir Alina atsisako dabar juos daryti. Ir nereikia. Reikia paimti vaikų DNR pavyzdžius. O kaip čia? Just a moment.